Jeigu užeisite į vidų, įstikinsite, kad ten viskas dekoruota Las Vegaso stiliumi. Tai Magdalenos Nelson tualeto kambarys skirtas svečiams. Aš buvau truputį šokiruota, nes tai kvaila ir juokinga, tačiau tai tikrai praskaidrino mane dieną. Mergina kalba apie tai, kas nutiko valant tualeto kambarį. Pasirodė Jėzaus veidas. Magdalena sako, kad atvaizdą pamatė kaip tik tuo metu, kai pagalvojo, kad jos finansinė situacija eina į... Sakau, o šventas, pradėjau apžiūrinėti iš visų pusių, tuomet pasikviečiau savo vaikiną ir jam parodžiau atvaizdą. Ką pagalvojai, kai tavo mergina pasakė matanti Jėzaus atvaizdą ant klozeto lipduko? Pamaniau, kad tai absurdiška, kad jį išprotėjo. Tačiau atidžiau apžiūrėjęs lipduką, jis įsitikino, kad atvaizdas tikrai matosi. Ar manote, kad tai kažką reiškia? Tikiuosi. Tai mums leido pasijausti geriau, nes kaip tik išgyvenome sunkų periodą. Taigi šis nutikimas pakėlė nuotaiką. Dabar šeimai uždrausta naudoti šiuo tualetu. Tai buvo tarsi bing ir tuomet aš pagalvojau, kad viskas bus gerai. Ekonomika skrendi klozete, tačiau galiausiai viskas sutvarkys. Magdalena neketina pardavinėti tualeto lipdukų, tačiau palinksminti svečių neatsisako.